Ar COVID buvo apgaulė? Ar tai nebuvo apgaulė? Ar viskas buvo išgalvota ir sukurta? Kodėl tai buvo išgalvota ir sukurta? Tai klausimai, su kuriais, manau, visi eisime į kapą, bandydami išsiaiškinti, kas iš tikrųjų nutiko. Kaip vyriausybėms pavyko tiek daug mūsų uždaryti tiek daug metų ir priversti mus skiepytis vakcinomis, apie kurias tiesioginė prasme nieko nežinojome. Dabar žinau, kaip dauguma mūsų sekėjų čia jaučiasi dėl visko, kas nutiko su COVID-19. Ir turiu pasakyti, kad sutinku su jumis. Tačiau aš visada ieškau atsakymų, kad suprasčiau, kas iš tikrųjų tikrai įvyko. Todėl, kai atsidariau X ir radau šią beprotišką Tulsi Gabbard ataskaitą, buvau apstulbusi. Nes, kaip ji rašo, šiandien paskutinę mano nacionalinės žvalgybos direktorės darbo dieną aš paviešinu niekada anksčiau nematytus susirašinėjimus ir dokumentus, atskleidžiančius, kaip daktarė Fauci skyrė milijonus JAV mokesčių mokėtojų dolerių pavojingiems funkcijos stiprinimo tyrimams Uhano laboratorijoje, bendradarbiaudama su politizuotais elementais. Manau, kad šis vaizdo įrašas gali būti arčiausiai to, kiek mes kada nors priartėsime prie tikro supratimo, kas iš tikrųjų įvyko. Ir aš, kaip ir jūs, tikrai norėčiau sužinoti. Kaip tikiu, norėtumėte ir jūs. Prieš COVID pandemiją daktaras Faucis, būdamas Nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto vadovu, skyrė milijonus JAV mokesčių mokėtojų dolerių pavojingiems funkcijos stiprinimo tyrimams su šikšnosparnių koronavirusais Uhano virusologijos institute finansuoti. Ką? Dėžė, sveiki atvykę į pasipriešinimą. Aš Meirakė, jūsų vedėja. Ir mes bandome pasipriešinti tokiems bepročiams kaip daktaras Faucis. Taigi, paspauskite prenumeruoti, paremkite šį vaizdo įrašą arba įjunkite pranešimų varpelį, kad sužinotumėte apie kitą beprotišką dalyką vykstantį mūsų pasaulyje, kol kartu bandome viską suprasti. Sveiki atvykę. Dabar jūs esate mūsų judėjimo dalis ir mums labai malonu jūs čia turėti. O, vaikeli, šis vaizdo įrašas tikrai bus labai blogas, ar ne? Darbas, kuris dabar plačiai laikomas netyčinio laboratorijos nutekėjimo sukėlusio pandemiją šaltiniu. Dabar, remdamasi prezidento Trumpo maksimalaus skaidrumo nurodymu, šiandien paskutinę savo dieną kaip nacionalinės žvalgybos direktorė, aš viešinu niekada anksčiau nematytą susirašinėjimą ir dokumentus, kurie atskleidžia, kaip Faucis bendradarbiavo su politizuota žvalgybos bendruomenės vadovybė. Kad nuslėptų tiesą apie savo veiksmus, viruso nutekėjimą iš laboratorijos, jo kilmę ir savo vaidmenį nukreipiant ją finansavimą šiems pavojingiems tyrimams, kurie sukėlė neišmatuojamą žalą ir pareikalavo daugybės gyvybių. Gerai, prieš pradėdami gilintis, ką tai iš tikrųjų reiškia. Man labai įdomu tai, kad, žinote, visada kairieji kalba apie sąmokslo teorijas, kaip vyriausybė viską kontroliuoja ir panašiai. Tačiau būtent kairieji tiesiog dievino COVID ir nuolat jį stūmė į priekį. Tai kažkas, ką turėtume prisiminti. Jie buvo tie, kurie iš tikrųjų tikrai tuo patikėjo. Bet jei tai, ką ji čia sako, iš tikrųjų ir įvyko, jei šis vyras buvo už viso to, ir visi vyriausybėje tai žinojo, tai nėra sąmokslo teorija. Tai yra tikroji tiesa apie tai, kas įvyko. Ir tai visiškai beprotiška. Dabar šie dokumentai atskleidžia Faucio tiesioginį vaidmenį, darant įtaką ir manipuliuojant IC vertinimais dėl COVID-29, bei kaip Faucis melavo kongresui 2024 metais. Kaip prisiekęs, jis neigė žinojęs ar dalyvavęs diskusijose su žvalgybos pareigūnais apie virusų tyrimus. Ar galiu tik pasakyti, ir pasakysiu tai vieną kartą, ir pasakysiu milijoną kartų. Jei kas nors meluoja bent kartą, tai reiškia, kad tas žmogus yra nepatikimas. Ir jei jie pasiruošė meluoti kongreso akivaizdoje, tai reiškia, kad negali pasitikėti niekuo, ką jie sako. Nežinau, kodėl tai nėra tiesiog paprasta informacija, kurią žino dauguma žmonių. Viena melas panaikina 1000 tiesų ir paverčia tave žmogumi, kuris visada gali meluoti. Taip pat gavome liudijimų iš kelių žvalgybos bendruomenės pranešėjų, kurie pranešė apie atsakomąsias priemonės už tai, kad jie ginčijo žvalgybos bendruomenės manipulacijas informaciją apie viruso kilmę. Man tai nepatinka. Man nepatinka, kai žmonės, bandantis atskleisti informaciją, susiduria su pasipriešinimu iš tų, kurie turi daugiau galios. Taip neturėtų būti, jei tai mums visiems nėra akivaizdu. Dar kartą tai atskleidžia aišku modelį. Slopinti nesutarimus, nutildyti kritikus ir slėpti tiesą. Daktaro Faucio artimi ryšiai su žvalgybos bendruomenė leido jam užimti 3 pagrindinius vaidmenis, kurie apsaugo jį nuo atidaus tikrinimo. Pirmiausia, daktaras Faucis finansavo pavojamus koronaviruso funkcijos stiprinimo tyrimus, susijusius su didžiosiomis farmacijos kompanijomis ir jų siekiu sukurti universalias vakcinas, vertas $1 trilijonų. Antra, daktaras Faucis buvo užkulisinis patarėjas,
kuris kartu su savo pasirinktais vadinamaisiais ekspertais spaudė žvalgybos bendruomenę pritarti natūraliai gyvūniniai kilmei, kad paslėptų savo pavojingus funkcijos stiprinimo tyrimus, kuriuos jis finansavo naudodamas mokesčių mokėtojų pinigus. Visa tai buvo sąmoningas bandymas nuslėpti tiesą ir nukreipti kaltę bei dėmesį nuo pačių Faučio veiksmų. Gerai, taigi tu iš esmės sakai, kad šis vyras turi šią laboratoriją, ją finansuoja ir jis yra atsakingas už tokio viruso sukūrimą. O tada jis perša versiją, kad tai te buvo gyvūnų padaryta klaida. Ar jis jau uždarytas? Ar Faučis jau uždarytas? Ar Faučis kalėjime? Ne, jis nėra kalėjime. Jis nėra kalėjime. Jis nėra kalėjime. Trečia, daktaras Faučis tapo šalies pandemijos ekspertų ir viešai skleidė melus, dezinformaciją bei cenzūrą, naudodamasis visomis prieinamomis platformomis. Dabar, remiantis šimtais peržiūrėtų elektrolaiškų, kurie įtraukti į šį leidinį, žvalgybos bendruomenė beveik visada įtraukė Faučio rekomendacijas. Jis propagavo apgaulingą straipsnį, kurio paskelbimą pats padėjo paskatinti, kaip patikima informacija skirta žvalgybos bendruomenės svarstymui. Nežinau, ar tu tikrai supykai, bet ką aš dabar suprantu žiūrėdama į tai, ir galbūt aš pavėlavau į šią istoriją, yra tai, kad aš praleidau 2 metus uždaryta. Turėjau sveikatos problemų, kurios gali likti visam likusiam gyvenimui. Dėl to kvailo dalyko buvau priversta tai susileisti, nes vyras padarė klaidą ir vietoj to, kad ją pripažintų, bandė ją nuslėpti. Ar visi man tai bando pasakyti? Kad mokyklos, vaikai, socializacija, finansinis žlugimas, viskas, kas įvyko po COVID, buvo dėl to, kad vienas vyras padarė klaidą ir vietoj to, kad turėtų drąsos ją pripažinti, tiesiog bandė apsimesti, kad nieko neįvyko. Ar apie tai kalbama? Ar teisingai suprantu? Nes jei tai, ką suprantame, yra tiesa, tada ši mergina bus tikrai labai supykusi. Vyresnioji analitikė gyrė daktarą Faučį ne kaip politikos formuotoją, o kaip, jų žodžiais tariant, nešališką vedlį tikriesiems koronaviruso ekspertams, sąmoningai ignoruodama ekspertus, kurie galėjo nesutikti su Faučio pasakojimais. Tačiau Faučis tuo neapsiribojo. Jis akivaizdžiai melavo kongresui. Prisiekęs per savo 2024 metų liudijimą atstovų rūmų specialiajame pogrupyje dėl koronaviruso pandemijos, neigdamas, kad kada nors kalbėjo su kokia nors žvalgybos agentūra apie COVID. Dabar šiandien viešinama korespondencija tiesiogiai prieštarauja jo prisiekusiam liudijimui. Dabar gavome kelių pranešėjų pareiškimus, kuriuose atskleidžiama, kad žvalgybos analitikai, kurie drįso ginčyti daktaro Faučio COVID kilmės išvadas, susidūrė su grasinimais dėl atsakomųjų veiksmų, buvo marginalizuoti, o daugelis patyrė karjeros nuosmukį. Tiesioginė prasme, vienas bjaurus, niekingas žmogus padaro šlykščią klaidą, kas dar būtų suprantama. Jei jis būtų tiesiog pripažinęs savo klaidą, galbūt jam būtų atleista, arba jis būtų praleidęs šiek tiek laiko kalėjime. Ir vietoj to, kad prisimtų atsakomybę ir elgtųsi kaip vyras, jis priverčia visą pasaulį kentėti dėl šių pasekmių. Žmonės neteko darbo arba jų karjera buvo sužlugdyta, nes jie bandė pasakyti, kad čia kažkas negerai. Pavyzdžiui, rangovas buvo atleistas vos po kelių dienų, kai kreipėsi į nacionalinės žvalgybos direktoriaus biurą kaip pranešėjas. Kitas pavyzdys. Tie, kurie pasisakė už laboratorijos nutekėjimo hipotezę arba išreiškė prieštaraujančias nuomonės, buvo savo vadovų perspėti, kad vadovybė nuspręs, kurie analitikai bus paaukštinti, o kurie ne. Žinutė buvo aiški. Paklusk arba būsi nubaustas. Aukštesnieji vadovai taip pat bandė sumenkinti pranešėjus, atskleisdami jų anonimiškumą, kuris yra būtinas pranešėjų procese, kai jie pateikė savo skundus. Taip pat jie reikalavo, kad jų vadovai ar teisininkai dalyvautų ODNI susitikimuose, kuriuose šie pranešėjai liudijo, akivaizdžiai sukurdami bauginimo atmosferą. COVID pandemija sukėlė didžiulių sunkumų VVV ir skausmo milijonams mūsų tautiečių ir nesuskaičiuojamai daugybei žmonių visame pasaulyje. Dabar, po daugelio metų melų, cenzūros ir slėpimų, Amerikos žmonės nusipelno skaidrumo, tiesos ir atsakomybės. Taktikos, kurios buvo naudojamos tiesai nuslėpti, yra tiesiai iš giliosios valstybės vadovėlio. Politizuoti, savanaudiški lyderiai, tokie kaip daktaras Faučis, dangstė savo pačių nusižengimus ir piknaudžiavimą valdžia, manipuliavo žvalgybos informaciją, melavo kongresui ir kenkė teisėtai išrinktam prezidentui, ribodami jo prieigą prie svarbios informacijos, kurios jam reikėjo, kad apsaugotų šalį.
Atėjo laikas sužinoti tiesą. Nejau išeisi, Tulsi. Bent jau išeik su trenksmu. Oho, tai tiesiog bjauru. Žinote, aš dažnai tai sakau čia. Svarbu ne tik turėti priešų, bet ir turėti valdžioje žmonių, kuriems iš tikrųjų rūpi jų žmonės. Ir jei valdžioje nėra tinkamų žmonių, tai neturi jokios reikšmės. Nesvarbu, kokie nekompetitingi yra jūsų blogieji priešai. Jūsų pačių valdžia bus ta griaunamoji jėga, kuri jūs sunaikins. Ir kai turite tokius žmonės, kurie yra pajėgus tokiu lygiu manipuliuoti tokio masto naikinimu, jūs tiesiog turite savęs paklausti. Kaip užtikrinti, kad kažkas panašaus daugiau niekada nepasikartotų? Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.